Nu ką, sveikutės, tai šiandien darysiu savo nuotakos puokštę. Šiandien yra penktadienis, mano vestuvių diena yra rytoj. Tai šiandien darysiu nuotakos puokštę, štai esu prisipirkusi gėlių. Labai gerą vietą esu atradusi, iš tikrųjų Gargžduose jinai yra. Tai mes kadangi esame iš Klaipėdos, viena mano klientė, jinai pakuždėjo po tokią vietą, tenais vadinasi jinai Gėlės tik jums. Ten toksai kaip sandėlys, labai didelis angaras, vienu žodžiu, ir tenais yra ne tik ten gėlės, bet yra ir visokie ten ir sodui, ir visokiem ten darbam, ir dovanom, ir labai daug dovanų visokių, ten variantų, ten ir žvakidės, ir ten satulėlės, ir toliau panašiai, ten visokie ten vazonai, ir va sakau, pavyzdžiui, labai gerom kainom yra. Tai va visą šitą glėbį realiai gėlių, kiek čia va yra, aš nusipirkau, sumokėjau 80 kelis eurus, vienu žodžiu, ir, na aišku, čia kai kurias gėlės yra skirtos tik tai žiedlapiam. Tai, pavyzdžiui, gavusi, va čia va yra žiedlapiam šitos nusipirkom, kad būtų, tai realiai viena rožė, viena galva 50 centų. Nu, ta prasme, kai žiedlapiams tiesiog reikės išardyti, tai manau, kad čia yra labai gera kaina, ar ne? Tai va, tai reikės, aišku, dar viską pasimerkti, tiesiog norėjau parodyti, ką aš gavau už tokią pinigėlių sumą. Va, dar vienas pakis. Čia irgi po 50 centų už galvą. Matos biškelių pavydusios truputėlį čia kas yra, bet čia yra žiedlapiams mėtyti ant žemės, ar tenai mėtyti ant žemės, arba ar ant mūsų po ceremonijos, tai tikrai nebūtina ten kažko labai. Nu va, paskui tokią puokštelę pasiėmiau. Čia jau grinai puokštai daryti. Aš nenoriu nieko bendro, paprastos baltų rožių puokštės. Va. Su šitom gėlytėm. Taip. Ir čia dar viena. Skirta žiedlapiam. Puokštė. O, po 5 centų. Įsidūriau kaip skaudžiai. Po 5 centų, kaip sakant, už vieną rožę. Nu va, o čia dabar mano rožės reikės iškart greitai dėti pasimerkti. Čia bus rožės mano puokštai. Va, kokios gražios. Tai viena rožė, euras 34. Va, už vieną rožę. Gaunasi. Gražios, šviežios, ten visokių tų gėlių yra šaldytuve pas juos. Au, su spygliais. Vadosi. Vadosi šiek tiek. Tai pasidarysiu jaunosios jo puokštę ir jaunikio butonierę ir puokštelę liudininkai. Tai man tikrai turėtų užtekti šitų 3 glėbelių rožių. Oi, kaip kvepia. Taip, einu atsinešti, dar nusipirkau specialią juostelę floristinę, pasiruošiu, ką man reikia pasiruošti ir sugrįšiu. Sugrįžau, tai nekreipkite dėmesio už bardaką už mano nugaros, pilna visokių dalykėlių čia pas mane šitam kambarį, bet tai, žinai, kūrybinė betvarkė. Tai va, turiu štai tokią juostelę kaspinę siaurą, galima ir platesnę turėti, paskui būtent floristinę juostelę.
buvau žiūrėjusi vakar depo tokio juostelį nusipirkti, jinai kaip būtų kainavus man 5 eurus. Čia šitoje parduotuvėje gėlės tik jums, kur aš pirkau savo gėlės, aš sumokėjau tik 56 centus iš šitą juostelę. Ir čia būtent šitas dalykas skirtas butonieriai. Nes pačiai puokštai tikrai nėra būtina, kaip sakant, tas dalykas. Tai va, toliau turiu tokį siūlą tvirtą, tam, kad galėčiau surišti puokštę, bet galima ir kaspiną tam panaudoti, nu ir aišku, kirpti gėlėms specialias žirkles. Pirmiausia, iš tikrųjų, ką mes pasidarysim, ar ne, tai reikia nusiskabyti, susitvarkyti mūsų tas gėlytes. Auč. Reikia nusiimti lapus. Nusikarpysiu gumelės, kurių mums nereikia. Iš tikrųjų, labai seniai nedariau puokščių, anksčiau darydavau paauglystėj. Mėgdavau su floristika užsiimti, tai dabar aišku nebeužsiiminėju to. Jau daug metų nedarius jokios puokštės, nu jeigu šiaip kartais būdavo gimtadienį ar kažką, mėgdavau kartais pakombinuoti, bet šiaip ne. Tai va, nusiskabam visas rožytės, turi va tokios būti gražios, prasiskleidusios. Aš jau čia pasidėjusi šonę su šiukšlinė, tai nusiskabau ir tiesiai į šiukšlinę. Vakar buvo mano mergvakaris, tai esu šiandien truputį pavargusi, mažokai miego. Kaip sakant, nelaukia reikalai vestuvės, kol atsigausiu, tai čia dar irgi man nepatinka. Visos tokius lapus, žiedlapius, ką matom, pavyzdžiui, kas mums nepatinka ir nusiskabam iš karto. Jeigu yra ant rožės spyglių, juos taip pat reikia visus nuimti, kitaip susibadysim pirštukus, ar ne? Paliekam visus tokius žiedlapiukus negražius nusiimam, paliekam tik tai, kas mums patinka. Nu ką, mano rožytės visos yra jau paruoštos, nuskabytos. Pasimerkiau aš čia šonę tam, kad man nenumirtų. Oi, palikau dar vieną spyglį, kaip skaudžiai įsidūriau. Tai va, tai turi būti visiškai be jokių lapelių. Visi negražus lapeliai ir žiedlapiai turėtų būti irgi nuimti. Tai va, čia kaupiu jau savo žiedlapius mėtymui. Dar turiu krūvą tenais tų gėlių, kurias aš paskui irgi žiedlapius nurinksiu. Tai va, oi, kaip kvepia. Tai dabar, kadangi darysiu pirmiausia tada puokštę savo, noriu atsirinkti gražiausius žiedelius. Realiai nesu nusprendusi tiksliai, kiek aš noriu dėti rožių į tą savo puokštę. Ir rožytės turėtų būti vis tiek šiek tiek arba daugiau prasiskleidusios ir maždaug vienodo dydžio turėtų būti žiedai, ne? Taip. Ir po truputį dėsim. Dar, ką norėsiu, tai norėsiu štai šitų gėlyčių įterpti. Čia nuėtų lapų irgi nereik. Galim naudoti paprastas žirkles, galim naudoti šitas sekatorius berods vadinasi. Tai aš noriu, kad būtinai būtų
su žiedukais ir man tų lapų nereik. Noriu, kad jų neliktų. Viską pasiruošim. Turi būti plieki stiebeliai. Ir pasiruošti tada visus šituos kažkaip. Pasirašiau rožes, bet nepasirašiau šitų. Ir pasiruošim. Na štai, ir iš tos didelės krūvos nuskabus lapus liko tik tiek. Tik tiek, įsivaizduot. Ne taip ir daug. Taigi, šitas mums žiedas truputį per didelis. Tiksliai, aš čia dar turiu jų. Tokius neišsiskleidusius, tai iš karto dedu į šoną, nes mums jie yra netinkami. Mums turi būti būtinai su prasiskleidusiais žiedukais. Dabar jau turiu pasiruošusi visas savo gėlytes ir galime pradėti dėliotis. Tai aš esu dešiniarankė, tai aš laikysiu su kairė ranka. Aš norėjau savo puokštėje kuo mažiau žalumos. Noriu kuo daugiau, kad vyrautų tiesiog balta spalva. Ir dėl to aš nepirkau daugiau jokių žalumynų. Laikyti tvirtai puokštę. Tokia realiai kūrybinė saviraiška. Man tai tokia meditacija, atsipalaidavimas daryti puokštę savo. Daug kas klausia, kam aš taip apsikraunu ir darau visko tiek pati, bet man tai kelia džiaugsmą, man patinka. Aš, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi galėdama savo kažką pasidaryti pati ir susikurti ant savo puokštę, ar tenais kažkokius tai kitus darbelius pasidaryti. Man tai yra malonu ir man tai teikia džiaugsmą. Aišku, kad tai atima daug laiko, atima, kaip sakant, mano poilsio valandas ir visa kita. Bet man yra smagu ir malonu tai daryti ir aš džiaugiuosi
Ir dėl to visą tai ir darau. Kada, jeigu ne dabar, aš galėsiu sukurti jaunosios plokštę, pavyzdžiui. Vat būtent galiu tai pasidaryti savo. Ir man tai yra be proto malonu ir aš labai labai džiaugiuosi galėdama tai padaryti. Iš tikrųjų tai neskaičiuoju, kiek dedu aš tų rožių. Pakanka. Tokio aš turiu. Čia pasiliksiu dar rožyčių padaryti puokštelę mano liudininkai. Na štai, nusikirpau, tai jinai bus maždaug tokio ilgio. Tai dabar pasiimsiu štai tokį tvirtesnį siūlą. Susirišiu, čia pasilikau galą. Dar vieną kartelį užtvirtinimui. Nu štai. Nu ką, tą puokštelę pasidėjau dabar kol kas į vandenuką. Apsuksiu su kaspinu truputėlį vėliau. Padarysiu dabar puokštelę savo liudininkiai ir aš noriu atrinkti vieną rožytę, kuri būtų į atlapą jaunikiui. Tai į atlapą jaunikiui turėtų būti mūsų rožytė kuo siauresnė, kuo mažiau išsiskleidusi. Tai taip ir pasitikrinam, kuri čia dabar mums labiausiai tiktų. Šita atrodo kol kas tinkamiausia. Tai gal padarysim jaunikiai pirmiausia ir tada jau keliausim prie mūsų liudininkės. Tai nieko labai didelio irgi nenoriu, noriu minimalistiškai išlaikyti šiek tiek vieną rožytę ir štai šiek tiek šitų gėlyčių. Taip. Viskas bus labai paprastai. Mažesnis variantas.
Nu, taip, sukam. Nepastebėjau, kaip kamera išsijungė vienu momentu. Pavargo baterija kameros. Aišku, pasiėmus platų kaspiną, tai čia 1-2 ir apvynioji. Ir greičiau, sakyčiau, geriau ir patvariau. Aš kažkaip, nežinau, turėjau šitą siaurą kaspinuką ir norėjau nusipirkti toje parduotuvėje, kur pirkau gėlės, ten buvo visokių ir kaspinų. Iš tikrųjų, norėjau nusipirkti platesnį, bet užsiminiau, kad turiu namie kaspinuką, sakau, tik kad siauras. Nu, tai sako, daugiau apvyniosti ir viskas. Nu, ir žadėjau nusipirkti platesnį, bet jinai sako, tai... Sako, tiks jums ir siauras, kad tipo nebūtina pirkti. Nu, man iš tikrųjų patiko tas, kad nesistengia įpiršti, žodžiu, to, ko nereikia žmogui ir bando padėti. Tai va, tai tenais nuvažiavus pasakiau, ką aš darau, kada ir kaip, susakė, ko man reikia, viską parodė, tai žiauriai patenkinta buvau. Nu va, ir mes galą paliksim, kad galėtų vandenuką atsigerti, ar ne, mūsų gėlytės. Tai nukirpsim ir reikia dabar sutvarkyti mums šitą kraštą ir nudeginam tam, kad neiširtų. Ir kaspiną užtvirtinsim. Tai galima, pavyzdžiui, paprastą smegtuką naudoti, ar ne, kuris nesimato, arba, pavyzdžiui, su baltu perliuku. Ir tiesiog šitoje vietoj. O, iškišam ir viskas. tą patį padarysime su liudininkės plokštelė. Tiesiog taip. Opa. Viskas. Nuotakos plokštė, liudininkės plokštė. Va, štai taip atrodo. Žiūri, happy esu. Būtent tai, ko ir norėjau. Nieko ne per daug. Ir labai kvepia. Tai jau, ačiū, kad žiūrėt. Ir kitą kartą parodysim kažką dar įdomesnio gal.